gerbiamas intelektualė Eugenijau, tikiu, kad jūs toks esate, tad ypač netikėta girdėti tokį neintelektualinį tekstą iš jūsų. Na, juk jūs puikiai pat žinote, kad tas įstatymas atsirado ne iš gero gyvenimo. Jis atsirado tam, kad neatsirastų abejotinos vertės įvairių ten dalykų, pliažų, Afrikų, ten kažkokių egzotinių medžių ar nudistų ir panašiai. Juk ar nereiktų daugiau kalbėti čia apie mūsų istorinę atmintį, kad ta aikštė yra sakralinė Lietuvos aikštė, kad jį mena čia vykusias žudynės carinės Rusijos ten epochoj ir daugybę galiu privardinti dalykų. Tai ar ne tai reikėtų kalbėti? Ir man regis, ar jūs nesutiktumėt, kad geriau palikim ramybei tą istorinę svarbiausią Lietuvai aikštę, ieškokim, kaip ten įprasminti mūsų istoriją, o kalbėti ar netrodo jums, kad reiktų daugiau apie tai, kas čia daros mūsų kieme, kad mes nesugebam susitvarkyti, kas apie sausio 13-osios erdvę vyksta, kad netvarkoma piramidė, šitos visos irgi istorinės vietos. Ar ne tai svarbiau ir kasdieniškiau būtų pirmą tą susitvarkyti? Ačiū. Kadangi jūsų toks paprotys, tai prašom, atskirų įstatymų reglamentuokite šitos aikštės sutvarkymą, kas draudžia. Aš manau, kad mes palikime miesto, meno, kūrėjų valiai spręsti. Aikštės, Lukiškių aikštės istorija ir skausminga istorija Lietuvos istorijos eigoje tikrai žinau, bet pasižiūrėkite, tiek 99 nutarime, tiek 20 metų įstatyme pirmas straipsnis sako, aikštė yra pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė. Jeigu tas pasakyta įstatymu, ar aikštė tapo pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė? Pasakykite, kuo jinai tapo pagrindinė valstybės aikštė? O kodėl ne Daukanto, ne katedros, ne Rotušės aikštė, kodėl ne laikinosios sostinės aikštės, turiuomenį Kauno sostinės? Paima įstatymų leidėjai, pasako, tai yra pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė. Ir kas iš to? Lieka tuščia deklaracija. Pirmiausiai, Tomui Vytautui Raskevičiui norėčiau pasakyti, kad nėra korektiška Vytį vadinti kažkokiu arkliu. Tikrai nei šis, nei tas ir šokas girdėti tokias paraleles. Gerbiamas Eugenijus šiandien taip pritvinkęs minčių ir idėjų ir matos, kad jam jau susikaupė senai, tos mintis buvo įsakyti, jis įsakė. Bet gerbiamas Eugenijau, aš dar kartą sakau, ne iš gero gyvenimo atsirado tas įstatymas. Aš irgi niekada nemėgstu, kai kuriami įstatymai vienam žmogui, vienai asmenybei ar vienai aikštei. Tai šitas įstatymas atsirado kaip tokia atsvara, kaip saugiklis, kai stabdys savotiškas, kai ten prasidėjo tie tokie neaiškus antivertybiniai procesai įvairiausi. Ir čia šiandien Audronius pavadino, kad buvo tų minčių kaip įprasminti. Vadinasi, tai yra visos Lietuvos aikštė. Bet matyt, mums vis tik trūksta dar to kūrybiškumo, to kūrybos prado, kad mes sukurtumėm tokią atmintį ten, kad ji tiktų visai Lietuvai. Ir kai Audronius čia pavadino, bandė atsirasti tvartelis, bandė atsirasti bunkeris, ten kaip visi puikiai žinom, bet jie tikrai nebuvo tokios kokybės. Bet dabar aš siūlyčiau nepritarti šitam siūlymui, o tiesiog pakentėti ir žiūrėti, kur toliau Lietuvos žmonės apsispręs įamžinti šitoj istoriniai, pagrindiniai Lietuvos valstybės aikštei. Aš labai apgailestauju, kad Lietuvos Respublikos Seime jos valstybiniai simboliai, konkrečiai vytis, mūsų valstybės herbas, daugybė šimtmečių puošęs ne tik Vilniaus, bet ir Krokuvos pastatų sienas, yra vadinamas tiesiog arkliu. Man būtų sunku įsivaizduoti Lenkus, kurie kokiu nors buitiniu paukščiu pavadintų savo herbą. Todėl aš turiu siūlymą kolegai, kurio pavardės aš nenoriu minėti, įstoti į Šaulių sąjungą
ir galbūt jūs ten būsite paauklėtas ir suprasite, kuo skiriasi valstybės simboliai nuo arklių. Motyvam jau laukia Angelė Jakavonytė. Dėkuoju, Seimo pirmininkė. Aš noriu pabrėžti, kad tai yra valstybinė aikštė ir kodėl toje aikštėje turi būti paminklas. Tai turbūt ne visi žinote, kad švenčiant Lietuvos šimtmetį partizanai dar gyvi ir tremtiniai palaido relikvijas, kurios buvo surinktos iš visų lietuvių kovojusių vietų. Tai yra iš Latvijos, iš Lenkijos, iš Baltarusijos buvo pašventinta ir ten visi dėjo lūkesčius, kad iškils paminklas visiems kovotojams už Lietuvos laisvę, ne partizanams. Partizanams paminklas jau yra pastatytas Kryžkalnyje. Ir ta kalvelė tai buvo įžeidimas tų žmonių, kurie kovojo už Lietuvos laisvę, nes daugelio buvo žuvimo vieta, tai būtent bunkeriai. Tai manau, kad čia ir valstybinė aikštė ir kodėl mes taip noriu paklausti, bijomės to vyčio. Visur važiuojame Dakaro ralį, važiuojam vytis, visur, bet kažkodėl paminklo, ir čia niekas nekalba apie konkretų nustatymą, koks tas paminklas, bet simbolis, kažkoks įterptas simbolis turi būti vytis. Tai ačiū. Dėkui. Nuo centrinio mikrofono Vytautas Mitalas. Dėkoju, pirmininkė. Tik padėkojau ir to pakako galbūt. Man atrodo, kiekvienos valdžios didžiulis teigiamas dalykas yra mokėti save apriboti, nelipti žmonėm ant galvų, nenaudoti visos galios, kurią mes turime, nepastatyti visų paminklų per vieną naktį, palikti tai ateities kartoms. Suprasti, kad miesto erdvės yra demokratiškos, labai politiškos ir nereikia galvoti, kad vieną ar kitą dalyką padarę, užsikalę tenai kuoliuką, per amžius amžinuosius mes kažką tai paliudysim, palikim tai ateities kartoms spręsti. Būtent dėl to, man atrodo, kad miesto demokratinės erdvės turi būti miesto. Labai yra liūdna, kad Seimas to nesupranta, kad nesupranta esminės miestų valdžios laisvės, kuri šiose žemėse jau yra kelis šimtus metų ir bando savo ego pridengti, savo ego trūkumus turbūt pridengti šiais įstatymais. Ir nieko, atsiprašau, antivertybiško pliaže nėra. Artėja vasara, Stasy, kviečiu apsilankyti pliažuose, gal jūs nesat ten buvęs. Robertas Šarknickas. Mes pamatėm šioje kadencijoje, kaip yra darkoma lietuvių kalba, simboliai, vertybės, nepriklausomos valstybės signatarai, niekinami, žeminami. Dėl to pasirodo, kad aikštė yra kaip simbolis, kaip saugiklis, mes ją turime saugoti kaip kalbą ir panašiai. Ir tai, ką jūs parodėte, pasisakėte prie tribūnos, gerbiamas Eugenijau, kad menininkams laisviems atimama teisė, tai nieko panašaus, ta teisė ir dabar lieka, tik tai yra tam tikros ribos šitoj vietoj, būtent šitoj vietoj. Ir menininkai gali kurti įvairiai. Ačiū. Dėkui ir paskutinysis Paulius Saudargas. Valstybės herbo vyčio pavadinimas arklių, tai matyti yra klaida, aš tai vertinu, ir kolega matyti ją kažkaip ištaisys. Bet tai jūs buvot pastatę Trojos arklį iš smėlio, mūsų reprezentacinė aikštėj, Trojos arklį mūsų istoriniai atminčiai, mūsų kultūrai.